Dabar yra 4:30 ryto. O Dieve. Žiauriai šalta. Na ką, mėlyjeji, dabar mes esame didžiausioje Limos miesto stotyje, tai yra Plaza Norte, ir iš jos mes toliau keliausime į Huarazo miestą. Nusprendėme keliauti naktiniu autobusu, tai reiškia, kad Limos miestą palikome 10 val. Vakare, o jau 6:30 buvom Huaraze. Tai visa kelionė autobusu mums truko apie 8,5 valandos. Pasirinkome vieną iš pačių populiariausių autobusų kompanijų, kuri vadinasi Cruz del Sur, ir su ja galima keliauti beveik visur po visą šalį. Taigi mums šitas bilietas su Cruz del Sur kainavo 30 eurų. Tikrai galėtumėte rasti ir pigesnių bilietų, tačiau kažkaip aš jau pasitikėjau kitų žmonių nuomonę, kurie man sakė, kad ant autobuso bilietų tikrai netaupyčiau ir rinkčiausi patikimas autobusų kompanijas, tokias kaip Cruz del Sur, Oltrusa ir Civa. Kaina skiriasi tikrai nežymiai, tai rekomenduočiau jums primokėti tos papildomus 5 ar 10 eurų ir už tai gausite žymiai patogesnį autobusą su normaliomis ir net išsitęsiančiomis kėdėmis ir turėsite tikrai malonę kelionę. Na, štai mes ir atvykome į savo hostelį, kuriame už naktį mes mokėjome vos 6 eurus. Ką čia ir papridursi, hostelio lokacija yra tiesiog tobula, savininkas labai draugiškas ir paslaugus, o pati vieta tvarkinga ir gražiai įrengta. Kadangi į Huaraz miestą atvykome apie 6:30, šeimininkas mus jau net pasitiko su pusryčiais, kas buvo labai malonu. Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos turiu paminėti apie Huarazo miestą, kad jis yra įsikūręs 3052 metrų aukštyje. Tai reiškia, kad jeigu neleisite savo kūnui aklimatizuotis, jums galimai pasireikšti aukščio ligos simptomai. Šiaip pačią pirmą dieną nerekomenduojama veikti nieko aktyvaus, nes jūs nežinote, kaip sureaguos jūsų kūnas. Aš jau iš patirties žinojau, kad mano kūnas gan lengvai priima aukščio skirtumus, dėl to pačiai pirmai dienai mes pasirinkome vieną iš lengviausių aklimatizacijai skirtų haikų į lagūną Vilkakočę. Tačiau visiems labai rekomenduočiau pirmąją dieną pasidaryti visiškai laisvą, nes kitu atveju galite pajusti rimtesnius aukščio ligos simptomus, tai tokius kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, silpnumas, pykinimas, apetito praradimas, o kai kuriais atvejais net vėmimas, dusulys ar koordinacijos sutrikimai. Haikas į lagūną Vilkakočę skaitosi kaip lengvo vidutinio sudėtingumo, trunka apie 5 valandas ir šio haiko metu mes pakylame į 3700 metrų. Tik trumpai primenu, kad mano kelionė Peru vyksta būtent Liepos mėnesį, kai yra sausasis sezonas ir tai yra tinkamiausias sezonas visiems haikams. Huaraze oras yra gan permainingas. Tolumoje galime matyti sniegų padengtas viršūnės, tačiau čia, kur esame mes, oras siekia apie 15-20 laipsnių šilumos. Tačiau nepamirškite turėti su savimi ir šiltų rūbų bei dar šiltesnių kojinių, nes naktį oro temperatūra gali nukristi iki -2. Na, o dabar keliamės į kitos dienos haiką. Labas rytas. Šiandien laukia haikas į lagūną 69. Dabar yra 4:30 ryto. O Dieve. Žiauriai šalta. Dabar turiu 4 sluoksnius rūbų, nes yra 5 laipsniai ir dar vieną nukutį. Dar susutimpom, bet tiesiog yra pašalta, tai deduosi antras kelnes. Kadangi mūsų rytas prasidėjo 4:30, tai mūsų hostelio savininkas mums dar iš vakaro davė 2 bulkutes, kurios turėjo atstoti pusryčius, bet gerai, kad mes dar spėjom užsukti į parduotuvę ir nusipirkti kažką skanaus. Jeigu dievinate haikinimus, Huarazas yra tikrai tas miestas, į kurį jūs būtinai turite nukeliauti, bet žinokite, kad visi tie haikai prasidės apie 4 val. Ryto, taigi miego jums tikrai pritrūks.
Sakiau šitą dalyką praeitame video, pasakysiu dar kartą, bet keliaujant į Peru, jums tikrai reikėtų žinoti bent kažkokius ispanų kalbos pagrindus, nes kad ir šitame ture, pavyzdžiui, visa informacija apie mūsų žygį buvo sakoma ispaniškai ir tada gal tik 1-2 sakiniai angliškai. Iki žygio pradžios taško važiavome apie 3 valandas ir tada dar turėjome progą kažko užkasti ir būtinai išgerėme kokos lapų arbatos nuo aukščio ligos. Iškart pasakysiu, kad šių turų iš anksto užsakinėti tikrai nereikia, nes internete jūs rasite žymiai didesnės kainas negu užsakinėdami vietoje. Kadangi būtent haikinimas yra tas pagrindinis dalykas, dėl ko čia atvyksta visi keliautojai, tai beveik kiekvienas viešbutis gali jums organizuoti haiką tiesiog paprašius iš vakaro. Pakalbėkime šiek tiek apie skaičius. Jeigu vakar dienos haiko viršūnė buvo 3700 metrų aukštyje, tai šiandienos haiką mes tik tais pradedame jau būdami 3900 metrų aukštyje. Šio haikinimo planas yra toks: apie 5 valandos kilimui, pusvalandis pabuvimui prie lagūnos ir 4 valandos grįžimui atgal. Vaizdai visiškai kaip iš pasakos, bet su kvėpavimu man tikrai buvo gan sunku. Sunku kvėpati. Bet bele kaip gražu. Bele kaip. Kalnų upeliai, kriokliai, asiliukai, karvutės, arkliukai, žodžiu, viskas kaip iš pasakos. O aš dar net nešneku apie snieguotas kalnų viršūnės ir ledynus, kas yra tiesiog wow. Koks malonumas haikinti, kai tu vos gaudai orą. Gerai, tikrai neslėpsiu, kad turėjau silpnumo akimirkų ne vieną ir ne dvi, nes nors ir vaizdai gražus, bet oro trūkumas mane sekė viso haiko metu. Nors esu gan sportiška, bet tikrai jaučiau, kad judu kaip vėžlys ir pastoviai darau pertraukėlės, tačiau niekas mūsų nespaudė. Visi galėjo eiti savo ritmu ir daryti kiek tik nori pertraukėlių. Labai keistas oru, nes kai saulė yra žiauriai karšta, bet kai papučia vėjas yra žiauriai šalta. Nėra tokio vidutinio varianto. Bet šakės kaip gražu, žiauriai gražu. Jei šilaudės mane padėjo, tai tikiuosi, kad lumunukai padės. Kosmosas kaip gražu. Viso haiko metu labai džiaugiausi, kad galiausiai nusprendžiau nepirkti šiltų rimtų haikinimo batų, o būtent nusipirkau Salomonus, kurie yra super lengvi ir ploni, nes rytais, kol dar būdavo šalta, aš galėdavau iš šitos batus įsidėti 2 poras kojinių, o kai dienos metu jau atšildavo, tiesiog 1 porą nusimdavau ir vėl galėdavau jausti lengvas kojas. Tai jei dar nesate tikri dėl savo avalynės, labiau rekomenduočiau pasimti lengvesnius ir plonesnius batus, o ne tuos storus ir sunkius. Šitas paskutinis kilometras pats sudėtingiausias ir realiai stoju, net nežinau, kas kiek metrų, bet stoju pakvėpuoti, nes tiesiog ne. Negaliu apsakyti, kokia laiminga jaučiausi, kai žmonės pradėjo sakyti, kad jau galime matyti lagūną, juk ėjom iki jos net 5 valandas. Kad ir kaip bebūtų keista, lagūną pasiekiau viena iš pirmųjų, nes kaip matot, žmonių dar nėra daug, bet vėliau pradėjo rinktis visa minė. Tai tik dar priminsiu, kad žygį pradėjome 3900 metrų aukštyje, o žygio gale mes pasiekėm net 4600 metrų. Tai įsivaizduokite, ant kiek sunkiau buvo čia kvėpuoti. Pagal gido nurodymą galėjome čia praleisti apie 30 minučių ir tada turėjome pradėti kelią atgal. Taigi toks turas, kurį užsakinėjome tiesiog per hostelį su visais nuvežimais, gidu ir maistu, mums kainavo apie 30 eurų. Na, o kadangi Huarazo miestas yra žinomas būtent dėl žygių, tai noriu jums pristatyti dar keletą iš jų. Vienas iš populiariausių yra Santa Cruz Trek, kuris yra vidutinio sunkumo ir trunka 4 dienas. Dar populiaresnis ir dar sudėtingesnis yra Huayhuash, tačiau jis trunka nuo 10 iki 12 dienų, taigi turite turėti tikrai pakankamai daug laiko, pinigų ir jėgų. Tačiau jeigu jūs esate tokie kaip aš ir norite labiau pasimėgauti vienos dienos žygiais, tai rekomenduočiau jums būtent Laguna 69, Laguna Paron arba Laguna 513. Na ką, užteks čia kalbėti apie visus tuos žygius ir dabar jums noriu parodyti šiek tiek, kaipgi atrodo tas nuostabusis Huarazo miestas. Šiaip ką pastebėjau, kad pavyzdžiui Limoje net tu nerasi arba nesuprasi, kurie žmonės yra realiai peruviečiai, nes Lima yra toks mikstas turistų ir ispanų ir visų kitų, kad, tiesiog nieko nesuprasi. O čia tie visi, palaukit, biškių rusau,
tie visi tikri peruviečiai, jie tiesiog šviečia iš tolo. Ir tie jų tradiciniai rūbai labai gražu. Vienas iš pagrindinių andų moterų aprangos elementų yra kepurė, kuri vadinama montera. Skirtingi kepurių aukščiai ar formos gali atspindėti skirtingus regionus ar kaimus, iš kurių yra kilusios šios moteris ar net šeimyninę padėtį. Kuo gausiau siuvinėta ar kitaip dekoruota kepurė, tuo aukštesnis moters statusas. Dar vienas aprangos elementas – polera. Tai stipriai klostuotas 2 ar net 4 sluoksnių sijonas. Šie ryškiaspalviai sijonai dažniausiai yra gaminami iš alpakos ar avies vilnos, taigi jie skirti ne vien grožiui, bet taip pat ir šilumai. Na ir žinoma kvadratinės skaros. Jos yra užmetamos ant pečių ir surišamos priekyje. Jos naudojamos ne vien kaip aksesuaras, bet taip pat ir praktiškai, pavyzdžiui, nešti vaikams ar daiktams. Vėlgi, čia raštai irgi turi savo reikšmę, tai yra bendruomenės ar šeimos kilmė. Tai jeigu apsipirkinėjate, tai geriausia tai daryti Huaraze, nes kainos yra 2 pigesnės negu Limoje. Ir šiaip kažkoks didesnis ir įdomesnis pasirinkimas visokių daiktų čia. Kai klaidžiosite po Huarazo gatves, labai rekomenduočiau užsukti į pagrindinį miesto turgų, tai yra Mercado Central de Huaraz. Sakyčiau, kad tai tikrai autentiška vieta, nes čia vis dar galima rasti daugiau vietinių nei turistų. Aš kiekvieną dieną į šį turgelį užsukdavau vien dėl šviežių vaisių, kurių kaina buvo tiesiog absurdiškai maža, bet kaip matote, čia galima rasti nuo drabužių iki tiesiog mėsų. Vos kelios minutės nuo turgaus rasite vietą, kurioje galėsite paragauti skaniausius savo gyvenimo smučius. Mano mėgstamiausias, kurį rekomenduočiau visiškai visiems, tai būtų mango smutis su pieno, kuris čia kainuoja apie eurą. Realiai pats skaniausias kokteilis. Iškart turiu pasakyti, kad Peru kelionė, jeigu ruošitės keliauti į Peru, jinai nebus lengva kelionė. Jinai gal šiek tiek primena Vietnamą, kur keliasi anksti, eini į turus, eini į haikus, pavargsti. Tai va šitas vienas dalykas man labai patinka. Tai tikiuosi, kad pavyks šiek tiek atspūsti Huacachinoje. O dėl aukščio ligos, tai nesijaudinkit. Aš vėl dūstu, aš negaliu. Visus vaistus, kurie Lietuvoje yra receptiniai, tai juos čia galima nusipirkti visiškai be recepto. Be recepto ir bet kurio įmanomo vaistinį. Kadangi aš čia neišleidžiu tiek daug, kiek išleidavau Nikaragvoje, tai pagal math iš esmės aš taupau pinigus. O kadangi aš taupau pinigus, tada aš galiu juos išleisti visokiam megztiniam ir kitiem gražiam dalykėliam čia. Šiaip su oru yra taip, kad kol šviečia saulė yra šilta ir gal net karšta, bet kai tik saulė nusileidžia, iškart 5 laipsniai. Vaikščiu apsirengus taip, kad būtų sluoksniais, kad būtų galima čia pat pasirengti, čia pat apsirengti. Bet dabar tai nepasakyčiau, kad dienos metu būtų šalta. Sakyčiau, šilta ar net karšta ant saulės. Huaraz miestelis tikrai nėra didelis, tai jūsų vietoje tiesiog paklaidžiočiau po gatveles, taip kaip dariau ir aš. Man tikrai labai patiko pati miesto atmosfera, šurmulys, spalvos, vietinių aprangos, tikrai buvo į ką pasižiūrėti ir kažkaip viskas atrodė labai įdomu ir labai kitaip negu visose miestuose. Tai jei neplanavote užsukti į Huarazą, aš norėčiau pakeisti jūsų nuomonę ir rekomenduočiau čia pabūti bent 3 dienas, kaip padariau ir aš. Pirmąją dieną galėtumėte skirti savo laiko šiek tiek, kad priprastumėte prie aukščio, 2 dieną galėtumėte leistis į haiką, o 3 dieną skirti šiek tiek laiko miesto tyrinėjimui. Na, o čia viena rekomendacija, kur mes tiesiog žiauriai skaniai ir žiauriai pigiai pavalgėme, tik vienas dalykas, kad čia jūs aptarnaus tik ispanų kalba. Tačiau maistas nerealiai skanus, čia pat kepamas, čia pat patiekiamas ir kaina tiesiog visiškai juokinga. Na ką, 3 dienos vakarą mes suvalgome savo paskutinę vakarienę ir vėl su tuo pačiu naktiniu autobusu iš Cruz del Sur mes grįžtame atgal į Limą. Kas labiausiai nustebino, kad autobusas nei kiek nevėlavo, kažkaip buvau įsitikinus, kad čia viskas vėluos lygiai taip pat kaip ir Azijoje, bet kažkaip Pietų Amerika su šito dalyku susitvarko geriau. Taigi dar kartą didžiausios rekomendacijos autobusų kompanijai Cruz del Sur, nes būtent su jais aš keliavau ir kitus miestus ir tikrai neturiu jokių nusiskundimų. Jeigu visgi autobusai jūsų netenkina, žinokit, kad iš Limos į Huarazą ir atgal visą laiką galima ir nuskristi. Na, o čia mus pasitinka nuostabus Limos vaizdai, bet ačiū Dievui aš daugiau apie ją nebepasakosiu, o kitoje serijoje mes aptarsime dar 2 labai įdomius Peru miestus, tai Parakas ir Huacachina.
Tai va, ačiū mėlyjeji, daugiau nieko naujo jums nepasakysiu, kaip visada visos naudingos nuorodos jūsų laukia video aprašyme, o jei dar lieka kažkokių klausimų, galite juos užduoti komentaruose arba tiesiog parašydami man į mano Instagramą.